paukščiai ištroškę dainos, kuri liesis į širdį kiekvieno. Netylėkim, dainuokim kasdieną, pilką rudenį, vasarą kaitrę. Dainų gaudėsinį nutilkim, o į saulę vis kilkim ir kilkim, kol suprasime, kad šviečiame mes, mūsų širdis troškimai ir siekiai. Labą dieną! Sveiki visi atvykę į mūsų pavasarinę draugystės šventę. Šventėje dalyvauja Raseinių, Bočių 3 meniniai kolektyvai, nors jie, kaip sako, 3 viename. Pirmininkė Dalia Raudonienė. Yra turbūt. Vadovai Vaidotas Vilkas ir Konstantinas Gružikas. Pirmą kartą pas mus svečiuojasi Panevėžio Bočio meninis kolektyvas. Gaila, kad pirmininkas negalėjo atvykti, bet atvyko jų gražus ansamblis. Pasiklausysime jų dainų. Ir Jonavos Bočio ansamblis Dovilas. Pirmininkas Bronius Kaminskas. Pirmininkas. Pagal Euragos asociacijos vykdomą projektą lektorius paskaitys paskaitą. Tobulėti niekada nevėlu. Sveikinam visus su atgimusiu pavasariu. Linkime jums neišdildomų įspūdžių, džiugių akimirkų, prasmingo bendravimo, puikios nuotaikos. Pabūkime vieni kitiems gražiu džiaugsmu, nors valandėlę trumpą, nors vieną dieną. Pabūkime to spindulėlių, šaltinėlių atgaivos, kad būnant su mumis, kitų širdį žydėtų gėlės. O dabar pasiklausykite. Jonavos Bočio ansamblis Dovilas padainuos jums 3 dainas. Pirmoji daina – Draugų daina.
melodijos. Nors yra sena daina, gera daina, bet truputėlį su pakeitimais. Paklausykite. Na ir dabar daina mūsų jungia. Solo dainuoja Janina Altaravičienė, prizinių vietų laimėtoja. Paplokit.
su lektoriu, paskaityti paskaitą. Tobulėti niekada nevėlu, mūsų bočiai išeina, bet jie dar sugrįš. O, tas smagu. Šviesas šitos temos, kad tobulėti niekada nevėlu. Taip, tai va dabar yra prisitaikymas. Vienušu, kaip, kas, kur, kaip, kad... Matot? Taip. Oi, kaip matot. Labai. Taip. Labadiena, su kuo nepasisveikinau. Ar girdite gale? Šiaip tai esu garsiakalbė, greitakalbė. Taip, kad jeigu kažkokį žodį, kaip sakoma, neaiškiai suprasit, perklauskit, nes iš to greitumo žinot, kaip visko būna. Taip, esu Dalia Vilkelienė, Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė ir 3 amžiaus, dėl ko labai džiaugiuosi, veiklų koordinatorė. Taip, ir matau savo šitame gausime būryje studentus, klausytojus. Ačiū, paskui bus. Ir tada tęsime toliau. Taip, uždėjau, manęs paprašė, sako, tobulintis niekada nevėlu. Bet uždėjau tokį žodelį, mokomės, ir paskui pridėjau klaustukų. Taip, mes mokomės. Taip, mokymasis visą gyvenimą yra nuolatinis procesas, kuris tęsiasi nuo gimimo iki mūsų paskutinių dienų. Gimėm, na iš tikrųjų, mokėmės apsiversti, mokėmės galvytę palaikyti, na ir taip tęsiasi. Iš tikrųjų, tai tas būdas yra, kada mes nuo pat mažumės savo platelį, kaip sakoma, tos vingelius vienu žodžiu vis aktyvinam, taip. Ir dabargi mes mokomės po truputėlį. Čia truputėlį bus tokių, kai aš sakau, mandrų žodelių, o paskui paprašiau. Taip. Ir mūsų mokymosi kelionės priežastys gali būti tiek išorinės, tiek vidinės. Ką tai reiškia? Gal kas nors galėtų pasakyti, žinot, kaip mokykloje. Vidinės, tai, na gal tai nuo išorinės, pirmoji žodžiu. Išorinės, taip, na taip, atvažiuoja anūkai ir sako, močiutė, tu man ten įjung tą ir tą vienu žodžiu. Taip, arba senelė, tu man paleisi ten kažkokį tai vienu žodžiu, peistajimą dar kažką tai vienu žodžiu. Ką darom? Pakreipom pečiais. Taip, iš tikrųjų, taip, vienu žodžiu, kad nesmagu, na bet jau kai kitą kartą tas anūkas pas mus atvažiuos, tai aš būtinai išmoksiu, nes man nesmagu prieš anūką, taip, ar prieš anūkę. Tai va būtent ir yra ta išorinė priežastis. Kitas dalykas. Ar prisimena tos laikus, kai atsirado bankomatai? Na. Aha, ką darėm? Baisu buvo. Baisu buvo, taip, iš tikrųjų baisu. Ateik čia, arba kaimynka, arba anūkas, arba dukra. Oi, atsiprašau, aš tada pasistengsiu pavaikščioti, kad daugiau. Taip, iš tikrųjų, taip, mes
buvom priversti dėl to bankomato išmokti, kaip įdėti, kaip išimti PIN kodą, vienu žodžiu, ar užsirašyti, o paskui sužinojame, kad negalima rašyti, o reikia įsidėmėti, taip. Tai va būtent tos išorinės, o vidinės priežastys. Oi, na žinot, kaip yra, ypač moteriškės, vienu žodžiu, taip. Na, brangu nagus tas lakuotis. Na, brangu, taip, tas ilgalaikis, tai visa kita, vienu žodžiu, taip. Ką mes darom? Mes norime būti gražios. Vyriškiai vėlgi, vienu žodžiu, vidinė priežastis. Nu kaip aš dabar čia eisiu kaip susenęs kažkoks, tai vienu žodžiu, taip. Vadinasi, mano vidinė priežastis, stimulacija tokia yra, vienu žodžiu, kad aš privalau išmokti nagus pasidažyti, taip, eiti į sporto klubą, galų gale, vienu žodžiu, taip. Mano kaimynė, lankydama bočius, išmoko dainuo žodžius. Nu, man tikrai kažkaip tai nesmagu skaityti iš lapelio. Tai vėlgi, yra vidinė priežastis. Mes galima sakyti, kaip ir išorinė. Ir aš dėl to būtent tą kelią tokį ir, kad visą kelią, visą gyvenimą mes mokomės. Ir tikiuosi, kad sutiksite, kad gyvenimas yra pokyčiai, taip. Su kiekvienais metais, su vis kažkokiais įvykiais mes vis keičiamės, mes vis priversti galų gale keistis, nes niekas nestovi vietoje. Prieš 10 metų ilgas kasas turėjau. Dabar jau ką, jau reikia trumpinti, nes kai sakau, vienu šitie 5 blokai beliko, tai iš tikrųjų būtent ir mokymasis, ir tą mokymasi įtakoja gyvenimas. Gyvenimas mus priverčia, vienu žodžiu. Ir suvokdami tai, mes, kad einame per skirtingus laikotarpius, tai būtent sutinkame, vienu žodžiu, su kitais žmonėmis, su kuriais vėlgi turime išmokti bendrauti. Mobilieji atsirado, taip, mano dukra jaunėlė gimė 2001 metais, tai va tada įsigijom pirmuosius mobiliuosius su tom antenom, dar ten buvo tokias didelės plytos, taip. Bet ką padarė mobilusis? Nusipirko mes, nusipirka mūsų kaimynai, giminaičiai, jie mus greičiau sujungia, taip. Dabar kartais pagalvojame, kaip smagu buvo ranka rašyti laišką. Sėdim mes vienu žodžiu prie langelio ir laukiam laiškininko, kad mums atneštų atsakymą. Ką dabar darom? Bočiai iš Raseinių, galite atvažiuoti į Jonavą? Laisvai. Po 5 minučių atsakymas laisvai. Iš tikrųjų tai būtent bendravimas, pokyčiai lemia mūsų bendravimą, įtakoja tą bendravimą, kad mes kuo greičiau skaitosi pasibendrautume su žmonėmis, susitiktume su jais. Taip. Ir tada toliau žygiuojame. Kas čia dabar slepiasi? O slepiasi tai labai tokia mandra frazė. Nuolatinis mokymasis, tai visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Skatinamas atitinkamas aplinkos, tai yra kintančių gyvenimo sąlygų ir vidinio individo poreikio mokytis. Tai ką prieš tai šnekėjau, taip? Visų pirma, tikrai džiaugiuosi už jūs visus, nes jūs visą šitą sąvoką tikrai atitinkate. Tai yra tiek iš vidaus, tiek iš išorės, jūs visą laiką mokotės. Bet, ką dabar su to mokymusi, nes, žinot, kaip mokykloje vaikai klausia, na kas man iš to? Taip, o nebūna vienu žodžiu pareina, anukas, anukė, arba vaikas, vienu žodžiu trenkės asmenį, arba kuprinė visą. Man ta fizika reikalinga vienu žodžiu, taip? Iš tikrųjų, įgauname savarankiškumą. Kad jis su to pačia banko kortelė vienu žodžiu, jau man nereikia priklausyti nei nuo dukters, nei nuo sūnaus ar anuko, aš jau su banko kortelė nueinu. Taip, dabar jau laikui bėgant iš tikrųjų tai telefonuose jau galima atsisiųsti, įsidėkti smartą, taip, mobilų parašą, tai suteikia mums savarankiškumo. Mes jau nepriklausomi. Smagu būti savarankiškiams. Aišku. Žinoma, taip, iš tikrųjų tai yra geras jausmas, kad aš tai moku, aš tai galiu padaryti. Tai yra pasiruošę žmonės mokytis, kai pasijunta naujose vaidmenyse. Na, dar nesu močiutė, bet, nu, Būsim. kada nors būsiu, tikiuosi, tai naujas vaidmuo buvo. Taip, reikėjo mokytis. Aš ką girdžiu iš savo kolegių, draugių, giminaičių vienu žodžiu. Nu, ne taip mes auginam tuos vaikus. Taip, taip. Vėlgi, naujas mokslas. Aišku, aš tai nežinau, kaip ten iš tikrųjų bus, bet mano nuostata yra tokia. Močiutės ir seneliai tai privalo visą laiką tik lepinti.
mokymasis, visa kita tai yra tėvų pareiga, vienu žodžiu. Tai čia jau, kaip sakoma, pasirinkimas. Taip? Jo. Ir iš tikrųjų dar nori problemas spręsti ir įgytas žinias taikyti nedelsiant, vienu žodžiu. Tas va irgi smalsumas, vedimas į priekį, kad tai, ką aš išmokau, aš turėčiau čia ir dabar išbandyti. Aš pati dar dėstau kompiuterinį raštingumą ir tikrai neleisiu meluoti mano, kai kurie studentai yra čia, kad bandom tol su kompiuteriu, kol neiššoka laukelis vienu žodžiu pervesti pinigus. Tai va šitoje vietoje vienu žodžiu mes jau atsitraukiam truputėlį. Jo, bet iš tikrųjų, jeigu mes nebandysim, jeigu mes nespręsime iškylančių problemų, tai žinot, vėlgi tas toksai pavyzdys yra kaip ta pelkė. Na, kapas nekoks vienu žodžiu, taip, ir paskui ten apžėlė krantais, tai va, iš tikrųjų, būtent čia ir dabar sprendžiame problemas ir įgytas žinias taikome. Kai kurios skaitės mano kartojasi, vienu žodžiu, iš tikrųjų, tai kaip ir kalbėjau, kad gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti turi mums didelę reikšmę mokymuisi. Nes yra du pagrindiniai dalykai, vienu žodžiu, gebėjimas ir motyvacija. Kada būnate komandoje, lengviau mokytis? Taip, iš tikrųjų tai va būtent. Bet būnant komandoje reikia susišnekėti, taip. Visą tą mokėjimą bendrauti, bendradarbiauti, jūs atsinešate iš senesnių laikų. Tik vėlgi, kada jūs sueinate į komandą, kada sueinate į būrį gražų, tai tada vėlgi, o, sako, su šita moteriškė reikia truputėlį patylėti, nes čia paskui, žinot, taip, o galbūt reikia čia daugiau užkalbinti. Todėl tas gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti vienu žodžiu, tai būtent ir padeda vėlgi mums mokytis tobulėti. Motyvacija yra jėga, kuri skatina mus veikti arba siekti tam tikrus tikslų. Paprasčiausiai išvertus į normalią, šnekamąją kalbą, motyvaciją, tai kodėl? Ką aš šnekėjau? Kodėl mes norime tą daryti? Kodėl mes norime mokytis? Vėlgi, vėl tos išorinės priežastys, vidinės priežastys, visą tai vienu žodžiu jau taip kartuojamės. Ir būtent motyvacija su asmens troškimais, taip, poreikiais, vertybėmis, tikslais ir iššūkiais susiję. Ką norim, išmokstam. Tingim. Motyvacija, tingėjimas yra motyvacija, ne? A, tikrai? Kaip galvoja? Šiandien patingėsiu, vienu žodžiu nedarysiu nieko. Neišmoksiu. Jo, bet, žinot, kas yra geriausiai vienu žodžiu, kad būtent tingėjimas padaro didžiausius atradimus. Taip. Taip. Nes, kaip plaunat grindis, moteris? Nu, gal, gerai, atsiprašau. Taip. Kas kelėnom vienu žodžiu, taip, kas ant šluotos, a ką daro vienu žodžiu žmogus, na, aišku, čia jau vėlgi pinigėlį, bet tas, kuris tingėjo plauti grindis, ką pasidarė? Sugalvojo robotą. Negi, kiek tokių dalykų yra? Iš tikrųjų, tingi kažką tai daryti, tu esi motyvuotas sugalvoti, kaip to nedaryti. Viskas paprasta vienu žodžiu. O jūs sakot, vienu žodžiu, netobulėja, nesimokai. Taip, kad čia tingėjimas ir geras labai dalykas. Ir taip. Ar reikia skaityti? Nes tikrai žinot, kad mokymasis padeda praktiškai aktyviems išlikti, taip, socialiai įtrauktiems ir sveikiems. Socialiai įtrauktiems reikėtų paaiškinimo. Nebūtinai. Ne, viskas aišku, ne, nes va, jūsų visas būrys pilnas. Rasenė, gerai, Panevėžys, pažįsta Jonaviečius? Pradėsim. Va, Panevėžys čia, pradėsit. Iš tikrųjų, tai jūsų ratas plėsis, taip? Ir jeigu, išduosiu paslaptį, žinokit, viena iš počių Jonavietė labai gerai valdo kompiuterį. Tai žinokit, jeigu kažko tai reikės, kreipkitės į ponę Jadvygą, taip? Taip, nu va, matot vienu žodžiu, kas prasiplės? Prasiplės jūsų socialinis ratas. Iš tikrųjų, tai yra mokymasis. Tas toksai, nereikia įsivaizduoti mokymosi sėdint suolę, nereikia mokymosi įsivaizduojant kažkur tai ten universitetuose, dar kažkur tai, bet visur, kur tik tai galima. Tikrai mokytis, pradėti, nėra sunku. Pradėjot, mokotės.
ir negražiai pasakyti, besimokydami mes. Nu tai jau negalima vienu žodžiu, taip. Jo. O kur rasti išteklių? Tikrai nereikia užsirašyti kažkokias tai mokyklas. Bibliotekose lankotės? Skaityklą žinot. Taip, ko nežinot, paklausė. Taip, muziejuose einat. Ar seni eksponatai gali mums kažkiek tai pagelbėti mokinantis? Aišku. Taip, žinoma. Nes iš tikrųjų tai kas yra iš praeities, vienu žodžiu, mes visą tai pasiėmam. Taip, visą tai irgi galima, nu kaip pasakyti, atnaujinti, bet galima ir praplėsti savo žinias. Internetiniuose kursuose. Aš nerašiau specialiai vienu žodžiu, kokių tik tai yra nemokamų internetinių kursų. Tikrai daug yra vienu žodžiu, kur tu paprasčiausiai tai reikia užsiregistruoti, nieko nekainuoja ir tu gali užsienio kalbos mokytis, tu gali mokytis kompiuterinį. Yra teisinės žinios visokiausios. Taip. Čia truputėlį Lietuva po šitos internetiniuose kursuose nuskriaudė seniorus nuo 65 metų, nes rudenį paleido, tiksliau žiemą, paleido tokią internetinę svetainę Kursuok. Galite pasakyti savo vaikams, anūkam, vienu žodžiu, taip nuo 18 iki 65 metų ta Kursuok yra. Ir kiekvienam asmeniui suteikia 500 eurų mokymuisi. Ten yra labai daug programų, iš tikrųjų taip, tai reikia užsiregistruoti vėlgi, įsirinkti programą ir tada jau žingsnis po žingsnį ten sutartį pasirašo ir tie pinigai skaitosi, tu jų nematai tų pinigėlių. Bet esmė yra tokia vienuošu, kad skaitosi valstybė už tave užmoka. Tai va čia šitoje vietoje, kiek žinau, kad 3 amžiaus asociacijos prezidentė labai kovoja, kad būtų ir seniorai traukti, nes mūsų Jonavos universitetas priklauso asociacijai, bet dėja davė tik tai vienu žodžiu būtent tiems. Bet sakau, jeigu taip, nuo 18 iki 65. Taip, jeigu jau 64 turit subiškit, rašykitės ten greitai vienu žodžiu, taip, ieškokit, kas patinka. Labai įvairiai, žinokit, yra netgi... Jo, netgi ir nuo gimnėžių, jau ten dėtai tada. Na ką, tada... Ar tik jonaviečiai tą universitetą turi? Bet ir Panevėžys. Turim. Tikrai, vėlgi, nuo to paties kompiuterinio raštingumo, daino šokiai. Mane čia vienas klausė, kaip tu gali argumentuoti, kad būtent pas tavę, sakysime, Savy groja, būtent Altaravičienė dainuoja. Sakau, čia mokymusis. Palaukit, sakau, vienu žodžiu, norit man pradėti dainuoti, tai aš dar nežinau, kiek turėčiau mokytis, kad taip. Tai va, ir vietos bendruomenės centruose. Tikrai kiekviena gyvenvietė, kiekvienas miestas turi. Taip, gali būti ne bendruomenės centras, bet iš tikrųjų tai va, jūsų šaunus smagus kolektyvai. Tai irgi yra bendruomenė maža. Tikrai vieni su kitais susitinkate, išmokti. Jeigu, ten sakysim, ponė Stefanija pasako vienu žodžiu, vardus pamiršau, atsiprašau, vienu žodžiu kitai, pyragą, mokosi pyragą kepti. Taip, vėlgi mokymasis. Ir kepat, taip. Ir vėlgi, ką duoda? Tikrai padeda išlaikyti aiškų protą, tikrai pagerina atmintį. Taip, kiek žinau, mūsų bibliotekoje vienu žodžiu netgi yra kryžiažodžių sprendimo klubas. Taip, tikrai padeda užmegzti naujus socialinius ryšius ir netgi, jau tyrimais, nerašiau iš jų tie tyrimai paimti, bet netgi sumažinti demencijos riziką. Na, visi, kaip sakoma, einame į ten, bet nesinori, kaip jau, kad kažkas tai mums... Taip. Na ir vėlgi, čia, manęs prašė trumpiau vienu žodžiu, tai aš taip jau pasistengsiu, kad irgi, ką gaunam, vėlgi pasikartosiu, žinių, įgūdžių dalinimasis, taip, socialiniai bendruomenės ryšiai, inovacijų skatinimas, tai naujovių išmokimas, saugumo ir sveikatos priežiūra. Kada mes lankomės, čia va būtent kažkokiese bendrijose, vis tiek atkreipiam dėmesio. Ar, sakysime, ponas Alvydas šiandieną gerai išveido atrodo, nelabai paklausiam, jau automatiškai galim išgelbėti jo sveikatą. Taip. Ir bendravimas su skirtingomis kultūromis. Kas čia per dalykas? Kada tu mokaisi užsienio kalbos, tu iš tikrųjų tai tu nori, to nenori, vis tiek ar tai dėstytojas, ar pats pasidomi apie tą tautą, apie tą kultūrą. Ir kaip smagu, kada tu nuvažiuoji kažkur, tai tu ne tik moki, bet tu žinai vienu žodžiu, kad gal, sakysime, Anglijoje nereikia stebėtis, kada į didelę parduotuvę ateina su kalatu, nes tai yra Anglija, ne?
Taip, nereikia stebėtis, kada mes nuvažiuojame į Turkiją, ilsėtis arba ten į Egiptą, kad vaikšto, apsirengė ten, apsikutoja ir rakytės, tai moterų matosi taip, nes ten vėlgi kita kultūra. Ir tai vėlgi, mes mokydamiesi užsienio kalbų visą tai sužinome. Gal jau per ilgai? Gerai, kalbėk. Jo, ir dabar jau, čia žinokit į pabaigą, aš jau dabar pradėsiu girtis, nes nuo šitos veiklės dienos, iš tikrųjų, tai buvo ne vienas tyrimas atliktas, kad pirmoje vietoje 3 amžiaus universitetus pasirenka dėl poreikio bendrauti. Kada jau vienu žodžiu, kaip sakoma, apsižiūri, o čia, sako, yra kūrybiškumo kažkokios tai dirbtuvės, čia, sako, vienu žodžiu, vėlgi mankštos yra, bet iš tikrųjų, tai jeigu mano kaimynė neina kartu, taip, nu tai aš neįsiu, vadinasi, yra poreikis, kad ir saugumo, ir to bendravimo. Antradienį Jonava atvažiuoja toksai mantras filmas, vienu žodžiu, kada apie akinius, apie šalmą žiūrėsim, tai va šiandieną skambina. Žinokit, vienu žodžiu, va prikalbino kaimynę, tai va drąsiau eit, nes viena neįdomu vienu žodžiu. Tai va būtent dėl bendravimo, kad 3 amžiaus universitetus renkasi. Ir dabar, kaip ir sakiau, taip, ir žodžiai pabaiga, bet, nu labai smagu pasigirti, žinokit, vienu žodžiu, tai toksai, va, jo. Taip, Jonavos tavo, vienu žodžiu, atgimė prieš 3 metus, kodėl sakau atgimė? Todėl, kad iki pandemijos, iki COVID tikrai egzistavo, tikrai buvo irgi daug fakultetų vienu žodžiu, bet negaliu už tai kalbėti, nes dar tuo metu manęs ten nebuvo. Taip, sausio 1 dieną mes turime 11 fakultetų, taip, iš tikrųjų 11 fakultetų vienu žodžiu, jau jie apjungti yra. Buvo Rezginėlės fakultetas, nu, ta prasme, medai, buvo Vakarės, o dabar atsėdo vienas. Tuoj parodysiu. Tai, ir tik pasakysiu, kad 301 klausytojas, tai nereiškia, kad kiekvieną dieną į Jonavos 3 amžiaus universitetą žygiuoja 301. Tai kaip nėra. Visų pirma, tai yra grafikai vienužu, kada įsidalinom vienužu, kada kas kaip gali ateiti, vienužu taip, bet vėlgi tai nėra privaloma. Ta prasme, pasirinkai, taip, ant sąžinės norėčiau paminti kažkam, tai vienu, kad jeigu jau pasirinkai, tai, nu, būk malonus lankyti, taip, vienu, bet iš tikrųjų tai neturim. Ir amžiaus vidurkis maždaug apie 70 metų. Ir plus, čia neparašiau, Jonavoje šiuo metu, šiai dienai, šiems mokslo metams, niekas nieko nekainuoja. Nu, ta prasme, universiteto, mokymasis universitete nekainuoja. Visą remia mūsų savivaldybė. Na va, kokie fakultetai? Jo, džiaugiuosi iš tikrųjų teisės ekonomikos fakultetu. Ką darom? Susitinkam su Seimo nariais, važiuojam į Seimą, susitinkam ligonių kasos, sodra, čia jau galėtų savo vardinti, nu, ta prasme, kad veiklos tokios jau rimtesnės, taip? Nieko, viskas gerai, nu tai visko būna, žinokit, taip. Čia, žinot, to įrašo, labai geras įrašas buvo prieš kažkokį tai vienu žodžiu koncertą. Kad prekybos centre, vienu žodžiu, nesikyti pinigų skaičiavimą, išjungti telefonus. Tai čia vardu. Tai užsienio kalbos, anglų 3 grupės, vokiečių 2, teatro studiją turim. Tikrai stiprus važiuoja per Jonavos visas apylinkės, kur tik tai pakviečia knygų klubas. Taip, kūrybinių dirbtuvių fakultetas, tai viso dizaino studija, kompiuterinis raštingumas. Labai džiaugiuosi šachmatais. Kada pavyko prisikalbinti, jonaviečiai tikrai žino, poną Vytautą Andriulaitį. Taip, tai jisai sulaukęs vienu žodžiu, kaip Jonavoje yra toksai šachmatų klubas Aidas. Jis ten vadovauja vienu žodžiu, visą kitą, ten tikrai gausus būrys ateina. Tada aš prisikalbinau, pas jį atėjo pernai metais vienas žmogus. Tai aš, ponas Vytautai, tik jūs nepabėgit. Šiais metais turim 6 iš lankytojus, nutrasne lanko, ir iš jų 2 moteris. Aš tikiuosi, kad kitais metais dar. Ta prasme, reikia tik tai pradžią padaryti. Taip, ir kaip nors tą žmogų išlaikyti. Taip, kas dar čia pas mus yra vienu? Sveikatos fakultetas. Pagrindė mankštos. Žinot, va, irgi nors uždėsiu, žinot, kad Jonavoje labai jau gražus baseinas, tai va būtent baseinas suteikia galimybę seniorams lankyti mankštas nemokamai, vienu žodžiu. Taip, tai va būtent, tai yra mankštos tiek mūsų salėje,
tiek baseine. Dar visokiausios paskaitos būna ir vėlgi džiaugiuosi. Kažkada tai krašto muziejai vadovavo ponia Karaliūnienė, kuris susidomėjo vaistažolėmis, mokėsi ir visą kitą. Ir šiais metais taip pat pas mus veda vienu iš vaistažolių pasaulio paskaitas. Ir va, moteris links vienu, aš tikiuosi, kad neklausiau, nes veda kitų dalykų, tai negaliu. Taip, ir smagiausia dalis. Taip, rezginėlė. Yra, vienu žodžiu, žinokit, jūsų tarpe dabar rezginėlės buvusi vadovė, kuri tikrai nuo pat pradžių subūrė buvusius pedagogus. Taip, ponia Melanija, vienu žodžiu, netgi atsistokit pasirodykit, vienu žodžiu, iš tikrųjų, labai džiaugiuosi. Taip, iš tikrųjų, buvę, buvusių pedagogų nebūna, buvusių mokytojų nebūna. Visą laiką sakoma, kad išeini iš tarnautą pensiją, ten seniorais patampyta ir toliau, bet jie nebuvę. Nes visą laiką eis gatvė, pamatys, kad negera, pakels, pamokys ir taip toliau. Bet va būtent ponia Melanija, vienu žodžiu, su rezginėlė, tikriausiai nuo pat 3 amžiaus universiteto pradžios startavo. Taip. Aha, nukandau greitai. Ansamblis, kas pasidarėt nuotraukas, tai žinokit, ansamblis ne vakar, o vakarė. Čia iš to greitumo kažkaip, tai, arba taip, ansamblis vakarė, tai ponia Danutė ir romantinės dainos, ten, žinot, su Strivilaitėm visus pasipuošusios jau labai irgi, jau važiuoja, dainuoja kapelą savį. Nu tai kas pono Alvydo Jonovo nežino? Na ja. Jo. Taip, linijiniai šokiai. Šiais metais rugsėjo mėnesį turėjome projektą linijinių šokius. Šokiai projektai. Baigėsi projektas, baigėsi pinigai. Taip. Tai vėlgi tada jau gavau įpareigojimą, kad surasti. Tai pasirodo šokančiųjų, besitreniruojančių tarpe yra ponia Birutė. Tokia vienučių, kuri yra pabaigusi šokius. Jūs sakė, aš labai noriu šokti. O aš sakau, aš labai noriu, kad jūs tik tai vestumėt tuos linijinius ir vadovautumėt. Tai va turim būtent vienučių linijus. Ir dailės studija, tai ponia Janina, kuri ne tik šiandieną išdžiugino gražią dainą, bet kada jūs užeisit pas mus į pastatą vienu žodžiu, tai šiuo metu jos nėra parodos, nes dar ruošia. Praeitais metais kabėjo, mes, taip žinote, savo į kabinetukus. Vienu žodžiu, valdininkai vienu žodžiu, kad nereikėtų pirkti, tai jau čia pasinaudojam. Taip, tai būtent vienu žodžiu, visi mūsų šitie fakultetai. Ir kaip? Jo, žinokit, nuotraukų nedėjau. Taip, nes paskui su kuo bendradarbiavim? Su ugdymo įstaigom. Taip, iš tikrųjų, tai buvo labai gražus toksai renginukas pas mus, kada atvažiavo net iš Kauno, gal esate girdėjusios Škerpet, fainos Škerpetkas, sakykite, vėl štai. Tai va būtent su Jonavos radio gimnazija darėm tokį vienu irgi renginį. Labai dažnai paskaitas veda bendruomenės pareigūnai. Tai nereiškia, kad mano 3 amžiaus klausytojai yra kažkuom tai jau ten pasikaltę. Arba ruošiasi tam. Jo, bet iš tikrųjų tai dalykas tas, kad saugumas, atšvaitų akcija visą laiką būna kiekvieną rudenį, nes kažkaip tai sako, kad dingsta atšvaitai ir taip toliau. Taip, labai dėkinga esu visuomenės sveikatos biurui ir būtent jų atstovė ponia Rūta, kaip ir dekanė, yra sveikatos fakulteto, tai kur ką gauna, tik tai nemokamai, kur ką vienu žodžiu, ar paskaitą, ar dar kažką, tai tas pačias mankštas, tai jau vis mums čia meta vienu žodžiu, tai iš tikrųjų būtent per tą bendradarbiavimą. Tai krašto muziejus šiais metais truputėlį mažiau, kada ponė Irena buvo vienu žodžiu, truputėlį daugiau, bet mes pasidaliname informaciją, kokios vyksta parodos, taip toliau. Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga, negalėčiau pas Jonavos skyrius, kad labai jau glaudžiai, bet iš tikrųjų tai vienu žodžiu, turėjom keletą renginukų tokių ir dabar žinau, kad balandžio mėnesį jie švęs jubiliejų, tai vadinasi vėlgi pirmadienį ateina, jau tarsimės kur ką statyti, galbūt mūsų kažkokią kolektyvą dainuoti ar kažką tai. Socialinių paslaugų centras, vėlgi įvairios veiklos, ką pasiūlo, viską įmokų, kad duotų nemokamai. Taip. Ir iš tikrųjų atviri visiems. Kas kur ką parašo, nes mano yra duomenys pateikti prie 3 amžiaus universitetų. Aišku, mano pirmas klausimas labai dėkoju, čia visą kitą vienušą, bet paskui būna nemokamai. Va tada šnekam toliau. Taip, nes tikrai stengiuosi, kad kuo mažiau reikėtų senjorų 3 amžiaus klausytojams vienu žodžiu mokėti pinigėlius. Nes tikrai dabartinė tokia mūsų ekonomika, kad taip. Ir man paskutinis mano. Čia žinot, kai sako, vienu žodžiu, per tą žaidimą
Kas kur, kaip ten tas, kur 6 valandą per televiziją prasideda. Kas kodėl? Taip, vėl žodžiu. Ai, jūs esate, palaikite mūsų. Taip, iš tikrųjų, tai būtent naujienas, vienu žodžiu, galite sekti Jonavos suaugusių švietimo pagalbos tarnyboje, bet geriausia tai Facebook'e. Įsiveskite Jonavos tau ir matysite, kaip gyvenam, kaip senjorai mokosi ir tikrai nereikia ten to klaustuko, kad ar mokomės. Taip, jūs mokotės, taip, jūs tobulėjat. Šaunuoliai. Ir dar užbaigiant noriu pasakyti, na pasipliokim savo per petį, nes kokie mes šaunus esame. Gal kažkaip Šviesą uždėti. Ačiū. Dar sėki, ačiū, bet žinokit paliekų, nes, visokiausių. Pomidorą nesėti šį dieną reikia pasisėti. Taip, pomidorus. Va, sako, vėluoja. Gerai, ačiū, sėkės. Paplojam. Turbūt jau ir pabodo biškis, ir ilgai kalbėjau. O dabar, klausyk širdie, gal jau užtenka? Juk pilna kirtelė tavo žodžių ir prasmės. Tegul dabar visiems nuoširdžiai Panevėžio senjorų muzika ir dainos skambės. Kviečiu į sceną Panevėžio muzikantus ir dainininkus. O vadovo nėra Panevėžio, tai mūsų akomponuos mūsų muzikantas. Šviesą gal užsidėk. Fotografuoti nesumatyti. Reikia šviesos vietai. Yra pasakyta, kad žmonės labiausiai suvienija bendra veikla. Kaip matėme ir girdėjome iš paskaitos, iš tiesų mūsų toks didelis būrys susirinko vienimas vieno tikslo – padainuoti, pabūti kartu, pasidalinti savo patirtimi. Mes, Panevėžio pensininkų bendrija Panevėžio Bočiai, esame pirmą kartą Jonavoje, bet nustebę, kaip gražiai įsikūrė, kokie gražūs rūmai. Ir jūs manome, kad esate dar globojami, turėdami tokią gražią salę susirinkti. Džiaugiamės visų didelių mūsų bendraminčių būrių, tikimės, kad bendrystė ir ateityje prasitęs ir džiaugiamės, kad jūs konkursus laimėjote čia Auragoje buvo, ne? Ir kad turite galimybę pabūti kartu ir pasikviesti draugus. Linkime sėkmės ir ateityje, tikimės, kad draugystė prasitęs. Sėkmės visiems. Ačiū kolektyvui ir linkiu, kad jūsų vadovas greičiau pasveiktų ir grįžtų į Panevėžį. Pirmadienį pasveiktų. Kadangi vadovo nėra, kuris visą naštą mūsų muzikos neždavo ant savo pečių, tai aš pavaduosiu jį trumpam. Iš pradžių jaudinausi, galvojau, sako, pirmą kartą Jonavoje, čia kaip čia mūsų tiks, kaip kas pasijutom dabar kaip namie. Kad smagu, kaip gera
Dabar mes dar patenkinti tuo, kad mes pirmieji daug ką sužinojom apie jos. Tai mes turėsim ką papasakoti grįžę namo. Tegul mūsų jau klausinėja. Mes būsim labai patenkinti dar kuo. O kad nesijaudinčiau, tai aš peržvelgiau žiūrovus ir visus veikėjus. Pamačiau lygiai tas pačias sidabrinės galvas. Kaip faina ant dušios pasidarė, panevėžietiškai pasakius, taigi mes visi savi, visi tokie pat. O da kaip vyrus pamačiau su tokiam šukuosenom kaip mano, tai išvis pasaka. Todėl dabar, kadangi mes jau tapom tokiais savais, aš manau, mes padainuosim jums 3 dainelių. Pirmoji mūsų daina bus, dar nepasakiau, kad mūsų, sako, pasaulis nebe gerų žmonių. Tai neteisybė. Gerų žmonių daug yra. Va susitikom prieš valandą, įprimėm į ansamblį savo. Atleiskit, manokit, jūsų nesiklausė. Tai pirmą dainelę padainuosim pagal Brazdžionio eiles, bet šitą dainą visiems yra skirta, kurie turi ką prisiminti.
mūsų daina bus, sakyčiau, labai aktuali šiems laikams. Nors ta daina jau turi daug metų. O daina bus apie kertamus miškus ir vienišą paušelę. Prašom padėti kartu. Nu, brangieji, dabar trečia dainelė mūsų, tai bus apie viską. Apie artėjančią vasarą, apie prinokusias uogas, apie ežerą ir valtelę, apie lelijas ir mūsų nesibaigiančią jaunystę.
dėmesį, buvo labai smagu. Ir tikiuosi, kad bus ir toliau. Kur čia vadovai, kur čia... Kokius žodžius ištarti, kad suteiktume džiaugsmo kiekvienam, kokiais žodžiais prabilti, kad išjėptume šypseną jūsų veide, o akis priverstume šypsotis, anguliuoti, kokiais žodžiais ištarti draugystę, pagarbą, o gal tiesiog paimti už rankos, pažvelgti į akis ir ištarti, ačiū, kad esi. Ačiū, kad šalia. O dabar kviečiame Raseinių Vočio kolektyvą. Sako, turės viename. Prašau. Pasiklysite, galėsite padaryti viskas, čia sumonopuoti valia. Ką čia rodo? Gerbiami bučeliai, gerbiami senjorai, čia šiandieną šitie gražių žodžių buvo pasakyta apie 3 amžių universitetą ir kaip čia buvo, kaip sakėt, bendraukit, susikalbėkit. Aš daug nevardydamas labai trumpą tokį savo kūrybos eilėraštuką paskaitysiu kaip susikalbėjimas. Mums pagrindas yra bendrauti, susikalbėti. Susikalbėkim. Susikalbėkim su žiedlabiu obels, su vyšnios nuometu baldu, su šalto akmeniu ant tako, rūpintojėlių pakeliai. Susikalbėkim su žalia gyrė, su rytmečio vaiske žara, pavasario lietum gailiu ir mėlynu dangum giliu. Susikalbėkim su našta dienos, su vakaro saulėlydžiu ramiu, nakties didybė ir tamsa. Susikalbėkim su savim ir artimu žmogum. Šiandieną, jeigu būna tas mūsų toks gražus susikalbėjimas ir rytoj, kovo 16, knygnešio diena. Tai leiskit man labai trumputį tokį ilgį eilėraštuką skirtą knygnešiams. Knygnešiams. Nuo motinų ratelių, nuo verpiamų linų ir varganų grytelių, pramokę paskaityti, sudėjom daug dainų. Išėjo knygnešiai, parnešti talpų žodį, gražiausia mums kalbos.
kad motinos vaikus mokintų prie verpiamų linų sudėti brangų žodį Lietuva. Branginkim šitą žodį ir saugokim ir ginkim nuo barbarizmo, izmų, svetimų. Ačiū. Štai ir pajautėte, kad tikrai atvažiavo raseiniai iš Pamaironių padangės. Su lyrika, su poezija. Mes esam žymus ne tik tai Maironių. Pas mus Magdelė, Šulinys, pyragai. Ta mūsų draugystė kažkada tai buvo labai stipri. Labai džiaugiamės. Mes jūs ruošėmės pakviesti jonaviečiai, bet jūs pirmą mus aplenkėte. Tai šiandien ta Magdelė mums iškėpė pyragą, pasiėmėm iš šaltinėlio vandenėlio, na ir atvežėme jums, prašom čia Vytautai. Pakartokit bučinį. Dar, o mūsų, sako, kaip 3 viename, galbūt šiandien yra tikrai, kad 3 viename, nes mūsų Konstantinas Kružikas kaip tik tai vakar paguldytas į klinikas ir labai gailimės, kad šiandien mes turėjom neatsivežti armonikėlių, nes neišėjo. Tai pasistengsime tą, kaip sako, duobę užlyginti ir atliksime patys už tos, kurie šiandien negali. Gera muzika, gerai daina. Viską su tavim pamirštu. Saulę, vėją, net žemę po kojom. Ir džiaugiuosi, kad tave apkabinti galiu, kad abu lyg vaikai laimingi kvatojam. Gera, bet kogi nerimsta širdis per naktis.
Apsimeskim, kad išsiskirt nesunku, kad greitai užmiršim viens kitą, apsimeskim laimingai savo, lyg atradę kažką nematytą. Daina Skylėta kepurė.
skaitė darželį, liūdėjo tarp gėlių ir Lelija suprato, kad jai vienai sunku. Nėra lakštutės balselio, nėra bernelio žodžių švelnių, viskas pradingo, lyg išgaravo. Viena paliko tarp rūtų žalių. Taip dainuojama dainoje Žaliam darželį. Sakytų žodžius, ar matai, jau šermukšniai raudoni, ar matai, už lango ruduo, taip gyvenimas greitai eina, dienos bėga lyg upėj vanduo. Pasiklausykite dainos, kodėl tie metai bėga.
juodos akys, nepapuošalai. Gyvenime vien grožio maža. Svarbiau žmogus ir jo darbai. Apie tai daina Piemenaitė. Jūsų šypsenas, užplojimus. Iki naujų susitikimų. Tikimės, kad dar susitiksime. Labą dieną.
Reikia turbūt iški atsipalaidavot, pailsėjot ar pavargot. Jeigu nepavargot, tai dar močiai padainuosim 3 dainas. Kartai susėdė, tai mes pirmą dainą Kol dar matau medžius. Jūs gerai atrodo pagalvojant, labai nuostabiai. Tai aš matau.
Labą dieną. Malonu matytis toks gražus jaunimas ir aš pasiras nešpėtas. Aš noriu jums pasakyti tokį eilėraštuką. Vadinasi Senis šokis. Teko groti vakaruškose čia antram aukšte, ateidavo, tokio amžiaus iki 90 metų ir pasižiūrėdavom, mes seniai irgi taip tokie patys daromės. Kaip jums sunku tą šokti? Kojos kabinasi, kojos pakrypia į vieną į tą pusę, kitą į tą pusę. Tiesiog, gimė toks eilėraštis. Kas per jokas po paraliais, seniai šoka byra spaliai. Šoka seniai trypia kojam, tyliai stena ir tursuoja. Ar iš peklos tas šokimas, pagalvojus jokas įma. Ar tu šoksi, ar tu rėksi, numirties juk nepabėgsi. Naktimis nebesimiega, kur jaunystė ta prabėgo. Kaulai stingsta, mėlsta nosis, šokais jos nesuviliosi. Kur mūsų jaunos dienos, trumpas naktis mėnesienos, kur mergaitė ta viliokė, kur kadaisis mylėti išmokė. Tikras juokas po paraliai ir mergaitė byra spaliai. Sudainuota jau daina, o mes šokam ir gana. Ačiū. Mūsų solistės Janinos Altaravičius, tai gražiai Marcinkevičius žodžius. Šita daina labai svarbi, jinai neseniai kovo 11 dienai labai tiko, kai mes aitas tam. Ne nuo pradžių kažkaip tai išėjo. Nieko, viskas gerai. Gerai, Ana pasidarė, kad prasidės. Reiškia, kovo 11.
visus, bendrai daidai, paimkim Lietuvą, visi ant rankų. Visi kartu dainuosim. Ačiū už dėmesį. Ačiū, kad jūs mus išklausėt. O dabar neįsiskirsti, kai dar. Čia gal pirmininkas pakalbės. Ačiū. Gerbėmėjai, visi svečiai atvažiavęs, prašome bendrą nuotrauką. Ir paskiau kviečiu visus važiavusius prie stalo, kavutės išgerti.
pasivaišyti. Dabar kviečiu nuotraukai bendrai. Raseiniai.